Sveiki, mano kaime siaučia audra. Aš tikiuosi netrukdys įrašyti šito trumpo epizodo. Bet audra yra labai simboliška ir labai susijusi su ta tema, kurią šiandien noriu padiskutuoti. Visam pasaulyje siaučia audra, ateina potvinis, aš tą jaučiu, jūs tą jaučiate, nieko čia rodinėti nereikia. Apie blaivybę jau kurį laiką nedarau jokio turinio. Padariau daugiau negu 300 epizodų tą temą ir manau, kad esu pasakęs viską, ką norėjau pasakyti. Vis dar gaunu daug pranešimų ir žinučių, klausiančių mane patarimo ar pasidalinti savo istoriją. Ir visus tuos, kurie nori žengti žingsnį į blaivų gyvenimą, noriu apkabinti ir palinkėti jiem kuo didžiausios sėkmės. Jeigu jums trūksta to 0,0001% pastumėjimo, įkvėpimo, palaikymo, atsidarykite mano Instagramos kanalą, ten yra 300 epizodų, pažiūrėkite vieną arba visus. Aš pats jau daugiau negu 3 metai esu visiškai blaivas, nevartoju nei alkoholio, nei nikotino, nei jokių kitų narkotikų. Prisijaukinau sportą, prisijaukinau psichoterapiją, grupinę terapiją, susiradau daug bendraminčių ir naujų draugų, kurie palaiko mane šitam kelyje ir esu nežmoniškai dėkingas už antrą šansą, už tokį gyvenimą, naują gyvenimą, apie kurį anksčiau tik galėjau pasvajoti. Nėra mano gyvenimas be problemų, bet dabar aš turiu muskulus ir tvirtesnį stuburą ir galiu tas problemas nešti, galiu jas pakelti, taip kaip prideda suaugusiam žmogui. Blaivybė tapo mano gyvenimo pagrindu, fundamentu, bet ant to fundamento aš noriu kažką pastatyti. Ir jaučiu, kad pasaulyje ateina potvinis ir dėl to turiu statyti laivą. Ir noriu pasiūlyti jums statyti laivą, kartu su manim arba savo laivą, nes mums reikės visos flotilės. Apie ką aš šneku? Grįžtum truputį atgal sekundį į mano vaikystę. Aš gimiau Tarybų Sąjungoje, pačioj blogiausiam opresiniam diktatūriniam režime. Aš ir mano tėvai, ir mano seneliai, visi mes gyvenam kalėjime. To pamiršti negalima. Tik tai per plauką, per kažkokį stebuklą mums pavyko išsivaduoti. Kombinacija chaoso Rusijoje, Amerikos palaikymo ir kelių narsių žmonių, kurie buvo linkę paaukoti savo gyvenimą dėl Lietuvos, privedė prie to, kad mums per plauką pavyko pasprukti nuo to išprotėjusio mūsų vergvaldžio. Mes gavome naują šansą, naują gyvenimą. Lygiai taip pat, kaip aš gavau naują gyvenimą atsisakęs alkoholio, Lietuva, Latvija, Estija ir kitos šalis gavo naują šansą gyventi gyvenimą kitaip. Bet dėl to, kad JAV buvo toks didelis mūsų donoras ir palaikytojas, tais laikais aš užaugau su mintim, kad mes amžinai turėsime didžiąją sesę ir didįjį brolį, kuris visą laiką bus šalia, kai mums jo reikės. Apgins mus nuo to išprotėjusio mūsų kaimyno, nuo Rusijos, nuo Putino ir jų visų kitų. Ir to pasiekoje, galbūt to dėkingumo ir tos idėjos vedamas, aš atsidūriau JAV ir pradėjau dirbti tenai. Pradėjau dirbti, bandydamas taisyti, statyti demokratinę infrastruktūrą. Dirbau su Amerikos finansinė, pagrindinė visa infrastruktūra, logistika, finansais, sveikatos apsauga, saugumu, bandydamas gerinti, taisyti tą demokratinę infrastruktūrą, nuo kurios priklauso visas mano mėgstamas demokratinis vakarų pasaulis. Bet ir tada, bedirbdamas, pamačiau daug blogų dalykų, daug tai vadinamų red flags, kuriuos stengiausi ignoruoti. Nes gal buvau naivus, gal norėjau tikėti, kad darom gerus dalykus. Bet dabar tie red flags yra akivaizdus. Mano buvę darbdaviai stovi ir organizuoja ICE reidus, palaiko akivaizdžiai Trumpą. Ir niekam įrodinėti nereikia išėjus Epšteino popieriams, matant, kad jau antrą kartą Amerika išsirinko Trumpą, kad Amerika išgyvena rimtą dvasinę, moralinę, ekonominę, infrastruktūrinę, demokratinę krizę. Ir niekam nebereikia įrodinėti to, kad didžiosios sesės ir didžiojo brolio mes nebeturime. Tai yra iliuzija. Pas mus ateina potvinis į Lietuvą ir
amerikonai neatplauks mūsų išgelbėti. Gali būti dar blogiau. Aš nesakau, kad jie mus puls, bet kad jų ta moralinė krizė dar labiau tik paskatins Putiną elgtis su mumis taip, kaip jis nori pasielgti, sunaikinti mus. Tai aš turiu daug asmeninių istorijų, kurių nenoriu pasakoti ir negaliu pasakoti viešai, kurios man nekelia jokių abejonių, kad mūsų didžioji sesė išgyvena kažkokią rimtą, labai blogą traumą. Ir kad pasikliauti jie mes jau nebegalime. Tie žmonės, kurie buvo anksčiau mano darbdaviai, tas vadinamas 1% žmonių, kurie valdo Ameriką, aš esu dabar tikras, kad jie nesivadovauja kažkokiais humaniškais principais ar kad jų vertybės nėra išgelbėti, padėti, sutvarkyti, sutaisyti, o tiesiog paprastas gobšumas, nesibaigiantis galios ir jėgos troškimas, valdžios troškimas. Mano buvęs vadovas atvirų tekstų skelbia, kad jisai trokšta žudyti žmonės, trokšta kraujo. Mano buvęs kompanijos įkūrėjas sakosi esąs antikristas. Nieko gero. Dėl to reikia patiems statyti laivą. Noriu pakviesti jūs prisijungti prie manęs. Aš pats jau statau laivą keletą metų, turiu bendrovę, kuri aktyviai teikia paslaugas NATO, kitom saugumo institucijom Europoje, kariaujant su Rusija. Kasdieną turiu vis daugiau galimybių prisidėti prie karo veiksmų Ukrainoje ir dėl to ieškau žmonių, kurie išmanytų technologijas, dirbtinį intelektą, sensorius, audio, video, teksto analizę, kurti produktus kartu su mumis, kurie padės ukrainiečiam laimėti ir mums visiems laimėti karą prieš mūsų bepročius kaimynus. Jeigu turi ryžto, turi noro prisijungti, parašyk man žinutę. O jeigu ne, vis tiek siūlau kartu su draugais, su kaimynais, su šeima, su bendradarbiais statyti savo laivą, nes mums reikės ne mažiau negu flotilės. Einam statyti. Ate.